Sustojate sankryžoje. Jei paeitumėt 200 metrų į dešinę pusę, tuomet praeitumėte ir pamatytumėt Baluošo ežerą, kuris priklauso Ilgelio pelkei. Tai kas nori, gali tikrai nukeliauti kelis šimtus metrų ir sugrįžti vėl atgal, nes toliau keliausime link pačios Ilgelio pelkės. O ar žinojote, kad Ilgelio pelkė yra viena seniausių pelkių Lietuvoje? Jie susiformavo prieš 1000 metų. Ilgelio pelkei priklauso 4 ežerai ir vienas iš jų yra Baluoša, tada Bevardis, Piliškių ir Ilgelio ežeras. Sakoma, kad kažkada tai buvo vienas ir didžiulis ežeras. Tačiau laikų bėgant jis užako ir suskilo į mažesnius ežerėlius. Taip pat šioje vietoje susitinka 2 skirtingų pelkių rūšis. Tai yra žemapelkė, kur yra pakraščiuose Ilgelio pelkės, ir aukštapelkė, į kurios centrą mes ir keliausime. Tikriausiai visiems kyla klausimas, tai kaip žinoti, kurioj pelkiai aš vaikštau. Taigi pasidalinsiu pagrindiniais skirtumais, kaip atskirti pelkes. Taip, žemapelkiai būdinga tvirtas ir lygus paviršius, tai žemė atrodo netgi taip šiek tiek lengvai įdubusi. Vanduo yra gaunamas iš požeminių šaltinių ir upelių. Taip pat čia augalija klesti, čia yra tikrai gyvybės oazė. Tai yra čia auga aukštos nendrės, smilgos, viksvos, čia gausu ir berželių, taip pat ir alksnių. O aukštapelkiai būdingas visiškai skirtingas kraštovaizdis. Tai jinai laikoma dažnai laukinė ir paslaptinga. Tai paviršius čia būna minkštas, kupstuotas, gali net lengvai siūbuoti, taip? O vanduo atkeliauja tik iš lietaus ir sniego, tai jokių upelių ar jokių požeminių šaltinių, požeminiai šaltiniai nemaitina šios pelkės. Taip pat šiai pelkiai, aukštapelkiai, yra būdingi visiškai kitokie augalai. Čia auga kiminai, spanguolės, gailiai, bruknės ir pačios pušelės dažniausiai būna žemos dėl prasto dirvožemio. Taigi, o dabar tęsime kelionę ir patyrinėsime šią paslaptingą Ilgelio pelkę iš arčiau, o gal netgi pavyks rasti ir bruknių.